Todėl vos tik pagerėjus, vyrai nustoja kažką daryti dėl savo sveikatos. Mesti vitaminus į šoną, nustoja sveikiau maitintis. Žodžiu, viską daro ir grįžta prie to raciono arba tos veiklos, kuri buvo anksčiau. Tai yra normalu. Todėl, kad vyrai tai sąmoningai sieja su rezultatais darbe, savo veikloje, galbūt versle. Todėl, kad kai ten atsiranda tam tikra problema ir pradedi spręsti problemą, po kažkurio laiko tu pamatai gerėjimo ženklus. Pasikeičia situacija iš prastesnės į blogesnę. Tas pats vyksta ir su sveikata. Vos tik žmogus, šiuo atveju vyras, pajunta pagerėjimą, jisai iš karto grįžta prie ankstesnių veiksmų, nes tarsi viskas užsikūrė. Tačiau šiuo atveju reikia suprasti, kad yra daroma klaida. Ne, šitoje vietoje pagerėjimas atsiranda gerokai vėliau, o netgi kartais gali būti ir pablogėjimas prieš pagerėjimą. Todėl, kad sveikatos šiandieninė būsena, kokioje mes esam, nesvarbu apie ką kalbam, kraujotaka, erekcija, cholesterolis, spaudimą, bet kokias kaulų raumenų sistemos ligas ir kitus aspektus ne savo sveikatoj, tai yra kaupiamasis efektas, ką mes darėme daugelį metų iki tol. Todėl, kad šią būseną pakeisti, mums reikia daugelį mėnesių į priekį kažką daryti, kad viskas atsistatytų, kaip buvo anksčiau. Ir pasakykim taip, paimkim kokią nors omega B grupę ar dar kažką, pagėrus kelias dienas, arba mėnesį, arba savaitės gali niekas nepasikeisti. Kompleksinis sprendimas turi būti daromas ilgą laiko tarpą. Tai tu suprastum, kad tavo kepenės, tarkim, sudaryti iš lecitino 50% ir kad jis yra reikalingas visą gyvenimą. Kad jį reikia naudoti, nes mes nesuvalgom maisto tiek, kiek mes turėtume suvalgyti, kad mūsų kepenės veiktų gerai, ar ne? Ir kai supranti, dėl ko tai darai, tu supranti, kad tai daryti turi ne mėnesį, ne 2, o ilgą laiko tarpą. Mano tikslas yra toks, kad jūs tai suprastumėte.